meilė tai būna tarp mūsų. Jokia neapykanta, nepavydas, o meilė tarp mūsų. O meilė ką daro? Neieško savo naudos. Ot, kaip įdomu. Va taip, mes ir... Meilė išvėja baimę. Meilė tobulai išvėja baimę, amen, tikrai išvėja baimę. Žinot, dragiai, vat įdomiai labai, pamastykite apie tai, vat. Prieš 2000 metų 11 vyrų ir keletą moterų pradėjo tai, ką šiandien mes vadinam krikščionybę. 11 vyrų ir keletą moterų pradėjo skelbti tai, ką jie gavo iš Dievo visam pasauliu. Iš pradžio, aišku, žydams, iš pradžio savo tautai, nes Viešpats pasakė, aš atėjau pas savuosius iš pradžio. Jo. Ir pradėjo skelbti, kas priimdavo Jėzų kaip Mesiją, išpažindavo į savo viešpačių. Iš pradžio ateidavo žydai, iš pradžio jie ką matė Jėzuje, Kristuje, matė išsipildymo pranašystės ir Dievo pažadą, kad ateis Mesijas, kuris išvados tautą, išvados žmonės. Ir žydai priimdavo Jėzų, kas galėjo, kas matė. Po to apaštalai skelbė žodį jau tiems tautom, kitoms tautoms skelbė žodį. Bet labiausiai prasidėjo krikščionybės plėtimas tada, kada buvo persekiojimas. Tada, kada buvo spaudimas. Tada, kada buvo Romos imperija ir žydai pradėjo spausti bažnyčią. Tik tada prasidėjo krikščionybės plėtimas. Nes bažnyčia šiaip, kada susikūrė, nebuvo tokia bažnyčia, kur sėdėjo, meldėsi, lankydavo ligonius, valgydavo kartu, džiaugiasi tą. Bet plėtimas krikščionybės prasidėjo tik tada, kada atėjo sunkus laikai. Kodėl aš apie tai kalbu, draugai, mes turim tai suprasti. Tai yra pradžia mano pamokslo. Įdomi labai, kada apaštalas Paulius, dar būdamas Sauliumi, parašytas, kad Saulius pritarė Stepano nužudymui. Stepanas yra pirmas kankinys už tikėjimo. Jis buvo akmenimis užmėtytas. Ir ten parašyta, kad tomis dienomis prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekiojimas. Didelis persekiojimas. Visi išskyrus apaštalus išsisklaidė po Judėjos ir Samarijos apylinkės. Va žmonės išsisklaidė. Kodėl išsisklaidė? Kas žino? Dėl ko? Vat prasidėjo persekiojimas. Dėl ko žmonės... Kad plačiau skleistų Evangeliją. Nu taip. Bet kodėl žmonės bėgo? Kad jie nužudytų. Persekiojimas. Suprantat, pradėjo kankinimai, pradėjo tave kauna. Tu turi išsižadėti savo tikėjimą, turi išsižadėti Kristų. Jie to nenorėjo, jie bėgdavo. Kaip pabėgėliai, pradėjo bėgti visur. Ir įdomi labai, kad kas vyko su pirmomis krikščionėmis, baisu net pagalvoti. Aš jau paskaitysiu, tai Hebrajams laiške parašyta tokie žodžiai, Hebrajams laiške, 10 skyrius, 32 eilutės. Ir ten autoris, prisiminkite ankstesnės dienas. Kokias ankstesnės dienas? Kada jūs apšviesti ištvėrėte didelę kentėjimų kovą. Ištvėrėte. Tiek patys išstatyti viešam reginiui su paniekinimais ir smurtu. Tiek būdami dalininkai tų, su kuriais buvo taip elgiamasi. Jūs užjautėte mane, kalinį, ir liksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite danguje geresnį ir išliekantį turtą. Ir vat aš pagalvoju, žiūrėkite, ką žmonės patirdavo. Smurtą. Viešąjį smurtą. Tu esi krikščionis, mes tave plaksime. Batonais. Viešai. Kad visi matytų. Nenori, išsižadėk Kristų. O tie sako, ne. Aš geriau sumušimą patirsiu. Tu dar sumušimą, tai mes dabar tave paimsim turtą tavo. Nori? Gali išsižadėti Kristų ir nepaimsim turtą. Jis sako, imkite. Geriau aš gyvensiu be savo namą, be savo būto. Bet su Kristumi.
Įsivaizduokite, kokie buvo laikai. A čia mes matom, čia yra Arūnai, eik žemiau. Ir po to mes matome, apaštas Paulius, tas, kuris pritarė Stepano nužudymui, po to mes matome, jis tapo vienas iš tų, kurio persekiojo. Ir po to mes matome, kada jis sutiko tokius žydus, kurie buvo pabėgėliai iš Romos. Kodėl? Nes imperatorius Klaudijus buvo išleidęs įsakymą visiems žydams išsikraustyti iš Romos. O dabar pamastykite va taip. O dėl to, kad jūs esate tikintis žmogus, ar dėl to, kad jūs esate lietuvis, dėl to, kad jūs esate nelietuvis, jūs sako, išvažiuokite iš Klaipėdos, kad jūs nebūtų. Arba nužudysit. Kaip jūs išvažiuotumėte? Matot, kaip buvo. Akvilas su Prisilė išvažiavo į Korintą, Efezą ir ten skelbė žodį. Čia yra toks dalykas, draugai, labai sunkus iš tikrųjų, kada ateina persekiojimas dėl savo dėl įsitikinimų, dėl tikėjimo. Ir pas tave yra toks pasirinkimas. Arba aš pasiduosiu ir visą atsilaikysiu, ir gyvenimas mano bus kaip senas. Arba mano bus nežinomoje, kaip aš toliau gyvensiu. O tokie laikai buvo. Ir dabar tokie. Dabar kol kas mus nieks nevaro. Ir Mus nevaro, bet Amerikoje kas darosi? O, vat Amerikoje darosi. Ten įdomiai, vat, tai, kas ten darosi, po to ateina čia. Nu, mes pažiūrėsim, viešpats gailestingas. Bet žiūrėkite, buvo labai sunkus laikai, iš tikrųjų buvo. Ir va taip, kaip švytuoklis, ateina tas laikas, išeina, ateina, vėl išeina. Bet krikščionybė plito tokiomis aplinkybėmis. Vat apie tai aš norėčiau, kad mes pamastytume. Aplinkybėmis tokiomis plito krikščionybė. Ne tada, kada tikintieji galėjo turėti savo patalpos. Ne tada, kada tikintiesiems galėjo literatūrą teikti, duoti jums kiekvienam Bibliją ir kiekvienas galėjo su mikrofonu vaikščioti gatvėje. Ne, draugai. Labai sunkus laikai buvo ir tokiomis aplinkybėmis plito krikščionybė. Mūsų krikščionybė šiandien dėl to yra, kad kažkas paaukoja savo kraują. Krikščionybė pastatyta ant kankinių kraujo. Ir jie neatsisakė. Ir neatsisakė kitą kartą. Ir dar kitą kartą. Ir mes šiandien gavome tai dėl to, kad žmonės neišsižadėjo Kristų. Pamastykime apie tai, gerai? Dabar žiūrėkit, kodėl tada žmogus, matantis, kad iš tavęs išplėšo turtą, vaikus ir tavo gyvybę net, ir tu patirdavai smurtą, kodėl jie priimdavo Kristų tada, jeigu tave laukia tokie laikai? Įdomi. Vita, labas rytas ir visi kiti, paprašom, užeikite, atsisėskite, malonu jūs matyti labai. Ir jeigu mes žiūrime tokiais, pamastykime gerai, užduodu dar klausimą. Jeigu krikščionybė pradžioje buvo persekiojama, žmonės patirdavo smurtą, kodėl jie priimdavo Kristų? Kas buvo tame Kristuje, kad žmonės geriau aš prarasiu viską, bet tik ne Kristų? Tikėjo amžiną gyvenimą. Matot, tai yra labai įdomi. Amžiną gyvenimą tikėti tai yra labai gerai, nes taip viešpats duoda. Bet kažkas buvo daugiau, kad Dievas galėjo suteikti tikinčiajam, tikram tikinčiam. Buvo tie, kurie išsižadėdavo, tai buvo. Ir mūsų laikais yra tie, kurie gali tave pavesti ir pabėgti, tie, kurie šiandien gali šlovinti Dievą, o rytoj gali jau pamiršti. Bet krikščionybė pastatyta ant tų žmonių, kurie patirdavo smurtą, praliedavo savo kraują. Išplėšimi buvo namai, turtai, viskas. Ir tu basas, nogas, sumuštas, kaip buvo išmestas. Bet neišsižadėdavo Kristų. Ir aš visada galvoju, kas buvo tame? O jeigu aš matau
kad už tikėjimą yra tokios kančios. Aš galvoju tada, ir man ateina ir sako, priimk Kristų. Aš galvoju, kam man tas Kristus yra, jeigu aš kentėsiu? Kam man tavo Kristų, aš esu pagonis, ten turiu savo stabus, aukoju, einu į šventyklą ir gyvenu gerą, praktiškai tokią gyvenimą, kuris patogus man yra. Ateis Romos imperija, su savo stabais aš jos priimsiu. Ateis graikai, su savo stabais aš jos priimsiu. Šiandien aš galiu Klaudijų lenktis, o rytoj Dzeusus lenktis. Man nesvarbu. O jeigu aš priimsiu Kristų, mane persekios. Ir Romos imperija persekios. Ir graikai persekios. Ir žydai persekios. Ir mano artimieji net mane gali išsižadėti. Tai kas tame Kristui yra, kad aš su džiaugsmu patirdavau tokius sunkumus? Pamąstyk. Pat draugai, aš noriu, kad jūsų tas klausimas būtų, kad jūs šiandien išeitumėte taip pat ir galvodami, viešpati, kas tave yra? Kas tave yra, kad jeigu jis manyje gyveni, kad aš su džiaugsmu galiu patirti skausmus? Labai sunkus klausimas. Bet šitas klausimas yra, aš sakyčiau, egzistencinis krikščionių. Supratote, krikščionybė pirmame amžiuje, kada buvo stabai ir jis skirdavosi labai smarkiai. Ir labai smarkiai, kaip ir judaizmas skyrėsi, taip skyrėsi ir krikščionybė. Žiūrėkite, pirmiausia, krikščionybė visada turėjo vieną Dievą. Vienas Dievas. Yra vienas Dievas. Ir kada tu tiki vienu Dievu, o visi kiti kiti daugybė Dievų, tu būsi kitoks. Ir pas tave atsiras konfliktas. Tikrai atsiras konfliktas. Kada pas tave nėra jokių stabų, kada nėra jokių paveikslų tavo Dievo, įsivaizduok, kaip tu skyrėsi tame pasaulyje. Ir yra bendruomenė, krikščionių bendruomenė, kuri nepripažįsta kitų dievų, kurie neturi stabų. Tai jų nekenčia. Dėl to, kad jie kitokie. Suprant, kada tu esi kitoks, tave žmonės nemėgsta. Nemėgsta žmonės, kada tu esi kitoks. Jie nori, kad tu būtum toks pat nusidėlis kaip ir visi. Ir viskas. Nes tu erzini juos. Kad kaip Kristus erzindavo visus savo šventumu ir savo tyrumu. Ir savo, kad jis neprisitaikydavo ir dar nepatvirtindavo tai, ką jie darė. O, žiūrėkite, burtininkavimai. Kas ten dar? Būrėjai visokiausiai. Krikščionės jiems buvo uždrausta ir jie atsisakydavo. O visos kitos tautos ir religijos priimdavo taip, norit paburti, prašom, aš su mielu noru sumokėsiu dar pinigus už tai. O krikščionys ne. Buvo labai daug šventyklos pagonių, buvo daug labai praktikų tokių, kurio tiesiog Dievas nepriimdavo. Ir krikščionys paprastume ir šventume garbindavo Dievą. Jie labai skyrėsi nuo kitų. Labai skyrėsi. Taigi, draugai, krikščionybė buvo varoma arba stumiama ir persekiojama dėl to, kad nenorėjo taip pat kaip ir visi kiti. Aš nenoriu būti taip pat kaip ir visi kiti. Aš esu Kristų nešiojantis tikintysis. Ir be galo sunku buvo tais laikais. Ir žinote, kaip apaštalas Paulius sako, nevilkite svetimo jungą su netikinčiais. Kasgi bendra tarp teisumo ir nusikaltimo. Ir kas bendra tarp šviesos ir tamsos. Ir viskas. Ir tai yra konfliktas. Ir tai tamsa tave stumia ir tave persekioja. Daug nekentė krikščionių. Dėl to, kad jie tiesiog nebuvo tokie kaip ir visi. Aišku, krikščionės specialiai neįdavo į konfliktus. Jie tiesiog nepriimdavo tą pasaulį. Jie nepriimdavo tą neapykantą, pavydą. Jie nepriimdavo gašlumą ir neįdavo paskui visus. Va, tai buvo, draugai, priežastis konfliktų ir persekiojimo. Ir šiandien aš norėčiau pamokslauti ne apie tai, kad yra persekiojimas ir kodėl. Aš noriu pamokslauti apie tai, kasgi leido žmonėms, krikščionims, neišsižadėti Kristų, bet verčiau patirti skausmus.
bet tik neišsižadėti Kristų. Vat kas buvo tame Jėzuje? Koks jis buvo tikintiesiems? Laikai buvo be galo sunkus, draugai. Šiandien mes gyvenam taip puikiai, kad kaip niekada. O tada buvo žmonėms be galo sunku. Vien paskaityta apie persekiojimus, kada vaikai buvo atimami iš tėvų už tai, kad tu tikintis esi. Tai yra labai gerai. Reiškia, kada Kristus buvo nukryžiuotas? Kada Kristus buvo nukryžiuotas, kas atsitiko su mokiniais? Kas prisimena? Kas atsitiko su mokiniais? Su apaštalais? Taip, jie buvo išsigando, pabėgo, jo užsidarė ir baimė atsirado, atėjo baimė, kada Kristus buvo nukryžiuotas, į jų gyvenimą atėjo baimė. Tai parašyta Jono Evangelijoje, kad ten parašyta, tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės, esant užrakintas, atėjo Jėzus, atsistojo ir kai ką pasakė. Ką pasakė? Ramybė jums. Ramybė jums. Aš šiandien pamokslausiu apie ramybę. Aš šiandien kalbėsiu apie ramybę. Apie Jėzų, kuris yra ramybės kunigaikštis. Aš kalbėsiu apie tai, kad mūsų širdyje, kaip ir tų krikščionių širdyse, buvo ta ramybė, kuri man pasaulis griūna, imperijos griūna. O pas mane yra ramybė. Todėl, kad pas mane yra Jėzus. Aš noriu apie tai šiandien kalbėti, draugai. Šiandien jūs matote pasaulis nesąmonės, jūs matote viską, blogis ateina. Kaip aš galiu būti ramus, kaip aš galiu neišsigąsti ir netapti kaip pasaulis. Jėzus ateina ir sako, ramybė jums, ramybė jums. Aišku, ko reikia žmogaus, kuris sėdi baimėje? Ramybės. Jam reikia ramybės. Ir Jėzus atneša ramybę. Mūsų visų ramybė priklauso nuo dviejų faktorių. Vienas faktorius tai yra išorinis. Tai yra pasaulis, tai yra politika, ekonomika. Ir mes matome tai ir galime išsigąsti. O kas vyksta pasaulyje, žmogus gali išsigąsti. Tai yra pirmas faktorius, nuo ko priklauso jūsų ramybė. O kaip jūs būsite ramus ir kaip gyvensite. O koks yra išorinis pasaulis. Kaip tenai, reiškia, sekasi. Antras dalykas, antras faktorius, tai yra tai, kas darosi jūsų širdyse. Tai, kas yra jūsų viduje. Tai jūsų mintis, jūsų baimės. Tai yra, reiškia, mūsų pergyvenimai. Įsivaizduokite žmogus, kuris pavydas. Vat paimkite, jau mes visi patirdavom tokį jausmą, pavydą, mes visi turėjom, nebūtinai, kad vat, jis kažko turi ir aš to noriu. Ne, pavydas būna žymiai subtilesnis. Ir žiūrėkite, ar žmogus, kuris gyvena pavydę, gali būti ramus? Net jeigu politiškai yra tobulas pasaulis, net ekonomiškai jūs stiprus esate, bet jūs pavydus. Viduje pavydą turite. Ar gali žmogus būti ramus? Matote? O jeigu žmogus gyvena neapykantai, ar jis gali turėti ramybę? Kartais? Jokio būdo. O jeigu žmogus negali atleisti, jis gali turėti ramybę? Ne. Matote, ten priklauso nuo dviejų faktorių mūsų ramybė, nuo tai, kas darosi aplink. Nes žmogus gali gyventi ramui, štai ateina ir subombarduoja jo visą namą. Ir jis jau, tikrai, neramybė, taip, tikrai sunkus. Karai, gandai apie karus, įtampa pasaulyje. Tau sunku gyventi iš tikrųjų, bet žiūrėkite. Taip pat, jeigu pas tave yra pavydas arba neapykanta, tu irgi neturėsi ramybės. Tai įdomi labai, kad jeigu tu išorinį pasaulį, išorinį tą pirmą faktorius, nuo ko priklauso tavo ramybė, negali kontroliuoti. Nebent tu esi prezidentas, galbūt ir gali. Bet dažniausiai mes negalime.
valdyti ir įtakoti tai, kas išorėje darosi. Jo, tai darosi ir tai darysis galbūt kažkaip nuo mūsų tai nepriklauso ir vargu ar mes galėsim tai pakeisti. Ir dažnai sakoma, jeigu tu negali tai pakeisti, tai tada paleisk. Gerai, paleisk. Kaip tai bebūtų sunku, bet reikia pasistengti tai paleisti. Bet, kas įdomiai, draugai, Jėzus atėjo į šį pasaulį ir Sename testamente apie jį parašyta, kad jis yra ramybės kunigaikštis. Ramybės kunigaikštis. Tas, kuris atneša ramybę. Nesvarbu, koks yra pasaulis. Nesvarbu, kas ten darosi. Jis yra ramybės kunigaikštis. Ir Kristus sakė, aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėt ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Aš nugalėjau pasaulį. Žiūrėkit, jis sako, manyje turėtumėt ramybę. Ir aš galvoju, kodėl viešpatie, kaip taip įmanoma? Pirmiausia, žiūrėkite. Jėzus ir yra ramybė. Jėzus ir yra ramybė. Aš noriu tos ramybės. Tada tau reikia Jėzus. Tu nori ramybės, aš noriu ramybės. Tada tau reikia Jėzus. Tu turi priimti Jėzų ir turi jame būti. Jeigu tu nori ramybės, tu turi būti Jėzui, nes jis yra ramybės kunigaikštis. Jėzus tai yra asmenybė, kuri yra ramybė. Žinot, kaip yra? Vat aš jums tokia duosiu iliustraciją. Kai jūs įeinate į kambarį tokia. Toks puikus kambarys. Toks tyras. Šviesa tokia maloniai. Jūs įeinate į tą kambarį ir jūs nebegirdite, kas darosi aplink. Jums nesvarbu, kas tai. Jūs tiesiog įeinate į tą kambarį ir ten jums taip gera ir taip malonu, kad tu matai, tavo širdis jau nebūkštauja, tam nebaisu. Ir tu atsisėdai tame kambarį ir žiūri, sėdi Jėzus. Ir tu su juo pradedi kalbėti. Tau taip gera, tau taip ramu, kad tu skolas turi, tu turi problemą su sveikata, pas tave yra problemos, o ten taigi, va tai yra Dievas, Jėzus, ramybė, o kada tu ateini į tą kambarį ir viskas dingsta, tau gera, tau tiesiog gera. Ir tai yra vieta, kur nesvarbu, kas apie tave kalba, kokios apkalbos yra, kas ten kalba apie tave, koks, tau taip nesvarbu, tau taip ramu, kalbėkit, kiek jūs norite apie mane, aš jums leidžiu, nes man tai neatliečia mane, man taip gera. Supratote, tokią ramybę Dievas nori atnešti, kur jūs eidami į tą kambarį, į tą Jėzų, jūs suvokite, kokia yra begalinė Dievo meilė, kad kūrėjas visos visatos ir kiekvienos žvaigždės ir molekulės ir dalelės, jis tave myli. Ir o tu patiri tai. Ir kada tave myli, tau taip gera, tau taip nesvarbu, kas ten kas daro, kokios tavo problemos yra. Tu neabejingas, tau tiesiog gera. Tu žinai, viskas bus tvarkoj. Tai susitvarkysi. O jeigu nesusitvarkys, aš žinau, kad mano siela yra įtvirtinta Jėzui Kristui. Ir man nesvarbu, dėl to, kad mano kūnas galbūt patirs šiandien skausmus, bet mano siela yra išgelbėta. Ir man taip gera. Ir taip gera viešpatie. Ir nebūkštauju širdies. Ir aš nebijau baisumų. Nei nakties, nei dienos. Nes man yra gera, nes man yra ramu. Štai, ką atneša Jėzus Kristus. Štai, kokia yra jėga, kuri buvo pirmuose krikščionės. Ir dėl to jis sako, darykite, imkite, plėškite. Bet aš nepaliksiu Kristų. Kodėl? Dėl to, kad ne vienas iš jūsų ir ne viena pasaulio gyvenimo dalykas niekada nesuteiks man tokios ramybės mano sielai. Ir Kristus sakė, jūs nebijokite tos, kurie atima jūsų kūnus ir kurie gali nužudyti jūsų kūną. Verčiau bijokite tą, kuris ir kūną, ir sielą gali nužudyti, pražudyti pragare. Tai iš tos pusės, Dieve, aš tik tavęs bijau.
Visa kita man taip nesvarbu. Man taip nori, taip gera su tavim Viešpatie. Ir aš to nenoriu prarasti. Man tai yra didžiausias turtas. Ir aš neprarasiu to. Aš laikysiu to. Suprantate, va tai yra Dievo ramybė. Va tai yra tokia Dievo ramybė, kuri ateina tada, kada tu turi ramybę su Dievu per Jėzų Kristų. Suprantat, jūsų ramybė, ta prasme mūsų ramybė, niekada nepriklauso nuo mūsų pastangų. Aš noriu tai pabrėžti dabar, kad galbūt kaip, tik aš galiu ramiai pabūti, nuvažiuoti į kokį nors šalį, kurortą, kur. Taip, tai yra gerai labai, nieks nesiginčia. Ramiai pabūti, pailsėti kūnui, ten, nežinau, paklausyti gerą muziką. Bet žiūrėkite, ramybė, kurį atneša Dievas, priklauso nuo Jėzaus Kristaus, nuo ramybės kunigaikščio, ar jis bus tavyje, ar jo tavyje nebus. Ji priklauso nuo tavo tikėjimo, ar tu priimsi tikėjimą į Jėzų Kristų, ar ne. Ta ramybė, ar tu priimsi, ar nepriimsi. Ir žinokite, kada mes išpažįstam Jėzų Kristų kaip savo viešpatį, kada mes išpažįstam Jėzų, tu esi Mesijas, tu esi viešpats, ir kada tu tiki, draugai, tada širdį pripildo tą ramybę, apie kurį aš kalbu, kad tave įtvirtina, jį tiesiog kaip šaknys, suprantate, šaknys yra čia, va dėl ko stovi, ta šaknys, suprantate, tu taip giliai tenai. Ir va taip įsišaknyje jūs esate ir galite būti. Ir tai priklauso nuo to, ar Jėzus yra tavyje, ar tu tikėjimu išpažinsi, kad jis yra tavo viešpats. Žinote, jūs kada nors matėte šampano butelį. Kas matė šampano butelį? Visi matėte, jo? A dabar pažiūrėkite, kas bus, jeigu tą šampaną butelį to pradedi atviniuoti? Kamštis ir kas, nes ten spaudimas toks. Suprantat? Ten yra spaudimas didžiulis. Ir va žiūrėkite, vat kada Dievo ramybė ateina į tavo širdį, vat ant toks spaudimas pas tave atsiranda, kad tas kamštis baimės ir viso, kas blogas, tavyje. Išskraido, visos baimės, viso, kas tave slegia, viso, kas yra bloga, Todėl, kad jis yra stipresnis už tą, kuris pasaulyje. Amen? Jis yra stipresnis už tą, kurį tavyje, jis yra stipresnis už tą, kuris yra pasaulyje. Visa, kas tave slegia, visa, kas buvo juoda, visa, kas buvo baisu, jis ateina ir tai, kaip žinot, vanduo, tai kaip skystis, kuris po kiekvieną kiekvieną kampelį tavo išplauna, taip išplauna, ten kamštis yra baimės, tu bijai, kas bus rytoj, kaip bus, aš neturiu to, pas mane taip, aš slabnas esu, aš to negaliu, aš kiekvieną kartą krintu ir tas kamštis vis laiko tave. O tu leidi Kristų, o tu leidi tą ramybę ir tu sakai, Jėzus Kristus yra mano viešpats, aš jo tikiu. Ir palengvėjimas toks. Ir tau nebaisu. Ir tau gera. Ir tau gera ramybės kunigaikštis tavyje ir tu jame. Ir tu sėdi tame kambarį. A ten kažkas vyksta. Tave spaudžia. A tau gera. Tu žinai, ne tai, kad tai viskas dingo. Tavo skolas gal nedingo. Gal tavo skausmai nedingo. Bet tu žinai, kad tai viską išspręsti. Nes tu su Dievu. Dievas eina su tavim. Viešpats tau padeda. Ir tu gali kvėpuoti vėl. Ir vėl tu gali svajoti. Ir vėl tu gali žiūrėti į ateitį. Ne su baime. O žiūrėti į ateitį, todėl, kad tavie yra Jėzus ir taip gera ateina. Taip gera. Ir tu nenori taip, dėl to pirmieji krikščionys nenorėjo to prarasti. Jie geriau prarandat savo visko, bet tik ne Jėzų. Nes jeigu tu prarasi Jėzų, tada tu prarasi aplamai viską. Ir tavo namai, kurie bus galbūt užkloti geriausiais kilimais, galbūt tu turėsi namuose daug pinigų, bet tai niekada tau neatneš ramybę. Ir dėl to tu nenorėjai prarasti Jėzų. Draugai, čia toks tikėjimas, čia tokia asmenybė Dievo, čia toks Jėzus, kuris ateina. Žinokit, Dievo ramybė stipresnė už bet kokius vidinius pergyvenimus, baimės. Parašyta taip.
Nieko nesirūpinkite, bet visose reikaluose, malda ir prašymu su padėka, jūsų troškimai daro žinomi Dievui. Nu, puikiai, gerai. Ir žiūrėkit toliau. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pranokstanti supratimą, tai ne logika. Tai reiškia, kad tu galvoji, kur gali būti man ramybė. Aš viskas, aš lygotas esu, probleminis esu, mane tas paliko, šitie mane spaudžia, pasaulis yra blogas, kaimynai blogi, valstybė bloga, viskas blogai, iš kur gali būti ramybė? Nu tai aišku, jeigu tu taip gyveni, nelabai, bet jeigu tu ateini pas Jėzų, kas atsitinka? Pranokstantį supratimą, nes tu galvoji, iš kur ta ramybė gali ateiti, jeigu aš pas Jėzų ateisiu, kas visą tai dings? Nu, tu dar nesupranti, kad Dievo ramybė pranoksta supratimą. Tu galvoji, iš kur gali ateiti man ta ramybė? O jie ateina. Nes mano mintis ne tavo mintis, Viešpats sako. Mano keliai ne tavo keliai. Ir kada tu atviri savo širdį Dievui, išpažįsti savo baimės, savo bėdas, pergyvenimus, nuodėmes, pranokstanti tavo supratimo ramybė, pradeda saugoti tavo širdį nuo ko? Nuo tų, kas tave gali palaužti. Dievas iš tikrųjų rūpinasi mumis. Brangiai, reikia to nepamiršti. Jis nori saugoti mūsų širdis, nes iš širdies ateina gyvenimo šaltinis tavo. Ir tai, kas yra tavo širdyje, bus toks tavo gyvenimas. Bet Dievo ramybė, pranokstanti mūsų supratimą, jis saugo tą širdį, kad ten negyventų baimė, kad ten negyventų tai, kas tave nuodėja, kad tu galėtum atsistoti ir sakyti, Viešpatie, aš viską prarastu, bet tiek ne tavęs. Todėl, kad aš patyriau, paragavau, kas tai reiškia tavo ramybė, kuri pranoksta supratimą. Mano kaimynai nesupranta, sako, tu turi pergyventi, kas vyksta, o aš sėdžiu ir šlovinu tave. Jie sako, tu esi išprotėjęs. Jie nepatyrė tą ramybę ir niekada negali patirti, nes jie neišpažino, kas yra Jėzus Kristus, nesusitaikė, kas yra su Jėzumi. Supratot, brangieji, Dievo ramybė, aš nesakau, kad aš tą patyriau ir ta prasme, ne tai, kad nepatyriau, bet kad aš toks pasiekiau jau tą visišką ramybę. Bet aš žinau, kad Jėzus tą ramybę atneša. Jėzus, ne aš. Nuo manęs aš pats esu žmogus, kuris bijau, pats žmogus, kuris galiu klysti, žmogus, kuris galiu klysti, bet aš žinau, kad Jėzuje Kristuje yra ta ramybė, kuris saugos mano širdį ir aš galiu būti ramus. Tai yra be galo svarbu. Draugai, aš einu prie pabaigos, dar galbūt noriu keletą dalykų užbaigti tai, kad Dievo ramybė dar yra keletas sąlygų vis dėlto. Keletas sąlygų. Norėčiau paminėti tyrą širdį. Žinokit, reikia stengtis, draugai, turėti tyrą širdį. Vat kada Izraelis nusidėdavo ir nueidavo nuo Dievo, imdavo stabus į savo šalį, į savo gyvenimą. Ir ten Izaijas sakė tokius žodžius. Jei būtum klausęs mano įsakymų, tai tavo ramybė būtų kaip upė. Ir aš tikiu, draugai, kad jeigu mes stengsimės vykdyti Dievo įsakymus, išlaikydami tyrą širdį, Dievo ramybė bus gilesnė, bus tvirtesnė. Dievo ramybė negali būti ten, kur yra nuodėmės, kur yra pastoviai nuodėmės. Suprantate, kaip gali būti, jeigu pastoviai chaosas, iš kur ten gali atsirasti ramybė? Tu turi leisti, kad Jėzus ateitų. Tu turi leisti, kad tavo širdis išvalytų Dievo kraujas, Jėzaus kraujas, kuris nuvalo visas. Ir suprantat, mes galime stengtis turėti ramybę su treningais, tai prasme, praktikomis kažkokiamis. Mes galim mąstyti apie, jūs visi žinojate, kas yra citrina, taip, citrina, žinote? Vaisius toks yra. Jo, valgome. Dabar turbūt jūs net prisimenat, koks čia yra skonis dabar. Bet net jeigu jūs dabar prisimenat tą skonį, net jeigu jūs įsivaizduojate, kokie tai toks kartumas, rūgštumas, tas mąstymas jums vis tiek
C vitamino neatneš. O taip, jeigu mes irgi gyvensime ir stengsimės ramybę pasiekti be Jėzaus, o taip pat irgi negalime. Gerai bus kūnui, taip gerai ten lengvai, bet koks susijaudinimas, bet koks, reiškia, drebėjimas visiškai atnešams. Tai va, draugai, tyrą širdį reikia turėti. Ir Viešpats sako, Izaijų pranašas sako, nedorėlis neturi ramybės, viskas. Draugai, mes tai nedorėliai esame, dėl to mes galim turėti ramybę. Stenkitės laikyti savo širdį tyrą nuo stabų, nuo nuodėmių, kaip sakė apaštalas Paulius, neleiskite pasaulio. Mylėkite Dievo žodį. Tai yra antras, galbūt tokia sąlyga patirti Dievo ramybę. Nes parašyta, kas myli tavo įstatymą, turi didelę ramybę. Kas myli tavo įstatymą, turi didelę ramybę. Ir kada mes pradedam ką daryti, mes pradedam pildyti Dievo žodžių savo širdį, maitintis. Mūsų ir mintis pradeda tada tokius, kad mes mąstome daugiau negu mūsų problemos, daugiau negu mūsų bėdos, mes matome toliau. Mes kalbame ir mąstome apie Dievo pažadus. Kaip smagu. Ir trečias dalykas, be kurios Dievo ramybė būtų sunku pasiekti, tai be pasitikėjimo Dievu. Jeigu tu Dievu nepasitikė, niekada negalėsi patirti tikrą Dievo ramybę. Parašyta, tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitikė tavimi. O, kaip gražiai. Aš negaliu pasitikėti savim, buvau prisidirbsiu. Man sunku pasitikėti kartais ir žmogumi dėl to, kad jis pavydė. Žinot, tiek daug žmonių šiandien kenčia tik dėl to, kad jie negali atsiremti. Jie nežino, ant ko atsiremti. Aš ieškau, aš bandau atsiremti galbūt ant savo žmogų. Bet ne, ir jis gali tave pavydėti. Galbūt aš galiu atsiremti ant savo grožio. Galbūt kai jaunystės, bet ateina laikas ir tu supranti, ir ant to negaliu atsiremti. Aš atsiremsiu ant savo jėgos, aš esu stiprus. Štai ateina tau 40 metai ir tu, aš čia skambinu. Aš žinau pas gydytojų. Taigi tu vakar buvai tas, kuris galėjo atsiremti ant savo jėgos. Šiandien tu jau sakai, negaliu ir taip. O galbūt ant savo išminties tu gali atsiremti. Tu esi išmintingas, išsilavinęs. Žiūri, kad tave pavydė, ten primiršti. Taigi, draugai, tiek daug žmonių kenčia ir neturi ramybės tik dėl to, kad nežino, ant kogi galima atsiremti, kurgi tas pamatas yra. Bet tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitikė tavimi. Tobulą ramybę. Žinote, Senasis ir Naujasis testamentas aiškiai sako tokius dalykus. Todėl rašte pasakyta, štai dedu Sione kertinį akmenį, rinktinį, brangų. Ir kas tikė jį nebus sugėdintas. Kas tikė jį nebus, tai reiškia, jūs nepatirsite sugėdimą, jūs nebūsite sugėdintas, jūs nepatirsite nusivylimą. Štai kas tai reiškia. Kada aš atsirėmiau ant Dievo, ant Jėzaus Kristaus, tai yra vienintelis galbūt, kas niekada mane neišduos. Tai yra vienintelis, kuris mane palaikys. Tai yra vienintelis, kuris aš kaip į upę turėsiu ramybę. Srovė tokia didžiulė eis į mano širdį, kada viskas dreba, griaunasi, aš turiu ramybę. Todėl, kad aš pasitikiu tavimi. Tai pranokstanti supratimą ramybę. Tu neturėsi, tai nėra įskaičiavimai, tai nėra planai kažkokie. Tai yra dėl to, kad tu turi Jėzų Kristų, dėl to, kad tu su juo susitaikiai. Ir kunigaikštis ramybės ateina irgi apsigyvena tavyje. Draugai, leiskite Viešpačiui būti tą ramybę jumise. Leiskite jį, prašau. Jėzus yra tavo ramybė ne tik su Dievu, bet jis yra ramybė, tiesiog Dievas, Jėzus Kristus yra ramybės kunigaikštis. Ir tu priimdami ramybės kunigaikštį, tu turėsi ramybę ir tada tu gali atsiremti ir sakyti, taip, man skauda, taip, man yra ten. Bet aš
Aš gyvenu ramybėje. Ką tai reiškia? Man gera. Aš žinau, mane myli Dievas. Aš žinau, kad taip, aš turiu problemas, bet aš spręsiu, kiek įmanoma, kiek galiu. O tu viešpatie atneš. Apie mane kalba blogai, mane ten pletkos eina, mane ten kažkaip pavadino negražiai. Man ramu viešpatie, aš vis tiek einu, aš toliau einu ir aš galiu eiti. Ir kažkas junkėsi, tai tu dar tikis savo Jėzumi, dar savo teisumą laikai. Pažiūrėk, ir kaip žmona Jobo sako, tu dar laikaisi savo teisumą,